Labadiena, gerbėmieji. Sveikinu visus prisijungusius prie Europos pinigų kanalo. Tradiciškai praėjus 2 savaitėms vėl kreipiuosi į jūs, siūlydama naują temą jūsų žiniai ir apmąstymai. Tikiuosi, kad kai kuriems iš jūsų ši informacija pravers, priimant sprendimus valstybės tarnyboje ar versle. Ši tema man pačiai yra labai svarbi ir įdomi. Esu nemažai nuveikusi šioje srityje, dirbdama Europos parlamente, vėliau ir Seime. Ta aktuali tema tai tiesioginės užsienio investicijos ES apskritai ir Lietuvoje konkrečiai. ES galiojantis tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmas, jo veikimo užtikrinimas visos ES mastu. Tiesa ir tai, kad dirbdama Seime nekartą raginau Europos audito rūmus imti šios temos, atlikti auditą, kaip ES veikia tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmas, ar visas ES valstybės narės jį taiko praktikoje ir kokiu mastu. Juk dar visai neseniai daugelis ES valstybių neturėjo jokių investicijų tikrinimo mechanizmų, tuo labiau nebuvo visoje ES galiojančio patikros mechanizmo. Kalbu apie dabartinę tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo tvarką. Prieš 3 metus įsigaliojusi reglamentą, kuriuo siekiama užtikrinti tiesioginių užsienio investicijų koordinavimą į strategiškai svarbius ES ir jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai svarbius sektorius. Kai pradėjau dirbti Europos audito rūmose kiek daugiau nei prieš metus, būčiau mielai ėmusi šios temos. Tačiau tuo metu auditas jau buvo pradėtas ir šios savaitės trečiadienį Europos audito rūmai paskelbė tiesioginių užsienio investicijų ES valstybėse narėse stebėsenos ataskaitą. Apie ją ir kalbėsiu. Svarbus faktai. Pirma. Tiesioginės užsienio investicijos kasmet į ES atneša daugiau kaip 100 milijardų eurų. Pavyzdžiui, 2021 metais tiesioginės užsienio investicijos ES sudarė 117 milijardų eurų. Antra. Jau 3 metus ES turi tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmą, kurio paskirtis apsisaugoti nuo potencialių grėsmių ES valstybių narių ir visos ES saugumui ir viešai tvarkai. Atliktas auditas rodo, kad 2020–2022 metais didelė tiesioginių užsienio investicijų dalis nebuvo patikrinta ir apie tokias tiesioginės užsienio investicijas nebuvo pranešta ES lygmeniu. Priežastis yra žinoma. ES taisyklės nereikalauja, kad valstybės narės sukurtų ir taikytų patikros mechanizmus. Jos yra laisvos nustatyti, kuriuose srityse, ūkio sektoriuose yra taikomos nacionalinės patikros taisyklės. Negana to, valstybės narės neturi prievolės pranešti tikrinimo rezultatų Europos komisijai, net jei pastaroji ar kuri nors ES valstybė narė, ar net ir valstybių grupė išreiškė susirūpinimą dėl tam tikrų investicijų. Trečia. 2020–2022 metais ES valstybės narės pranešė Europos komisijai apie 886 patikrinimo atvejus. Mūsų Europos audito rūmų auditoriai nustatė, kad kai kuriuose šalyse investicijų apimtis buvo daug didesnė nei sulaukta pranešimų iš tos šalies. Realybė tokia, kad apie 92% atvejų iš minėtų 886 patikrinimų tai pranešimai iš 6 valstybių narių. Likusius 8% sudaro pranešimai iš dar 9 valstybių, o 12, pabrėžiu, 12 ES valstybių narių apskritai nepranešė apie tiesioginių užsienio investicijų įplaukas. Kaip teigiama ataskaitoje, 12 ES šalių grupė 2020–2022 metais, aš cituoju, neanalizavo ir nepranešė apie jokius atvejus, nors joms tenka maždaug 42% visų į ES atėjusių tiesioginių užsienio investicijų. Tos 12 valstybių yra Airija, Belgija, Kipras, Švedija, Portugalija, Slovakija, Bulgarija, Graikija, Estija, Kroatija ir Slovėnija. Ketvirta. Audito rūmai tikėjosi, kad tarp ekonomikos dydžio, tiesioginių užsienio investicijų įplaukų lygio ir pranešimų skaičiaus bus ryšys,
kuris iš tikrųjų nepasitvirtino. 2020–2022 metais daugiausia pranešimų apie tikrinimą pateikė Prancūzija 193, nuo jos nedaug atsiliko Italija 169 pranešimai, Ispanija 164 ir Austrija 156. Tuo tarpu Nyderlandai ir Liuksemburgas, kuriems tenka apie 50% visų ES gaunamų tiesioginių užsienio investicijų, pranešė atitinkamai tik apie 7 ir 0 atvejų. Palyginimui, Lietuva pranešė apie 24 patikrinimo atvejus. Tokios šalys kaip Portugalija ir Lietuva buvo vienos pirmųjų ES valstybių narių vykdžiusių tiesioginių užsienio investicijų stebėseną ir patikrą. Tačiau audituojamų laikotarpių pranešimų iš Portugalijos buvo 0. Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmas yra vienas griežčiausių. Už tai Lietuva netgi buvo kritikuojama Europos komisijos, neva jį atbaidanti potencialius investuotojus. Nes atvirumas tiesioginėms užsienio investicijoms yra vienas pagrindinių ES bendrosios rinkos principų, o tiesioginės užsienio investicijos kaip taisyklė paskatina augimą ir inovaciją šalyse, kuriuose investuojama. Tačiau dėl investicijų strateginius sektorius, kurie yra gyvybiškai svarbus ES ir jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai. Turiu galvoje oro ir jūrų uostus, geležinkelius, atominės elektrinės ir kitus energetikos objektus, puslaidininkius, masinio informavimo priemonės ir panašiai, gali kilti rizika, kad ne ES investuotojai, pabrėžiu, ne ES investuotojai, tai yra subjektai dalyvaujantis nusikalstamoje veikloje arba kontroliuojami užsienio valstybių ar jų ginkluotojų pajėgų, imsis kontroliuoti šiuos strateginius sektorius, o to būtina išvengti. Ši rizika gali padidėti, jei ES valstybės narės nekoordinuos veiksmų. Suma sumarum. Tiesioginių užsienio investicijų patikros mechanizmas veikia, bet visa tikrinimo sistema yra neišbaigta, joje yra daug skylių ir todėl dėl pasirinktos koncepcijos ir įgyvendinimo trūkumų visa sistema tampa mažiau veiksminga. Susipažinti su mano pristatyta audito ataskaita galite Europos audito rūmų interneto portale adresu www.eka.europa.eu. Tuo ir baigiu. Linkiu jums visiems ramaus Kalėdų švenčių laukimo. Jaukių švenčių. Sušalkite.